Sveiki, čia Ekovizija žalioji idėja, laida apie aplinką, požiūrį, patirtį ir ateitį. Trumpai apie tai, ką šiandien laidoje matysite. Lietuvoje yra viena elektromobilių įkrovimo aikštelė bei apie 30 elektrinių motociklų ir automobilių, bet tai tik pradžia, žada mūsiškiai pirmųjų lietuviškų elektromobilių sistemų kūrėjai. Lietuva iš viso maža šalis. Ir, sakykime, padaryti, Lietuvą pirmaujančią elektromobilių srityje iš tikrųjų nėra sunku, nes mes pradedam tuo pačiu metu, kada ir kiti. Tik kitiem galbūt daug sunkiau didelę šalį, sakykime, paversti elektromobilių šalį. Lietuva tai yra daug lengviau, reikia imti ir daryti. Taip pat laidoje pokalbis apie naujausias tendencijas pasaulio virtuvėse. Kerpės, kurias valgo šiaurės elniai. Jie sako, šiaurės elniai jas valgo, jos turėtų būti valgomos, ragauti. Jūs žiūrite Lietuvos ryto televiziją, tai laida Ekovizija žalioji idėja. Netrukus jūsų dėmesį pokalbis, tad dabar trumpa dosije. Arūnas Oželis, verslininkas, restoranų Le Provence Žemaičių Smuklė Marché de Provence savininkas. Jis yra baigęs prekybos ekonomiką Vilniaus universitete. Pirmąjį restoraną Arūnas atidarė dar 1992 metais. Arūnas daug keliauja po pasaulį, jo kelionių tikslas – gastronominė patirtis. Yra laimingai vedęs, užaugino 2 sūnus, vienas beje iš jų vegetaras. 20 restoranų per 20 metų atidaręs Arūnas Oželis prisipažįsta, jis iki šiol nežino, kokia ta sėkmės paslaptis. Viena aišku, tai ne interjeras, ne gastronominiai eksperimentai ir net ne didžiulis patiekalų pasirinkimas. Su Arūnu kalbėsimės apie žaliasias tendencijas pasaulio virtuvėse, tad netrukus minėsime geriausius pasaulio restoranus – El Bulli Ispanijoje, Fedak Anglijoje ir Noma Danijoje. Kviečiu žiūrėti. Pirmą agurką suvalgydavo tada, kada jis buvo pirmas agurkas. Niekad žiemą minčių nebūdavo, kad gautų agurkų, bent jau mano kartoj. Dabar auganti karta nesupranta, kad gali žiemą nebūti braškių, arba negali būti žiemą nebūti pomidoro ar agurkų. Visko yra, nes viskas yra aplinkui pasaulį sukas. Ir, tarkim, dabar Afrikoje yra žiema, prasidėjo pirmo žiemo mėnesį, pas mus prasideda vasara, tai žinai, tai visas ciklas yra, nieko nebebėgti. Čia mūsų, čia Javieras. Čia mano dešinioji ranka, ar gal aš jo dešinioji ranka. Javieras yra ispanas, ar ne? Jo, jis yra Javieras ispanas, bet jau šneka ir lietuviškai ir kaip nori dabar. Kiek mes kartu Javierą jau? 6 metus. Rozmarinai, čiobreliai. Jie augs dėl grožio ir jos galima bus... Ne, tai idėja ta, kad tiesiog čia jie bus kaip daržas, skina tą čiobrelį, naudoja tiesiai virtuvėje, mes jį nuskinam, mes pakeičiam tuos lovelius ir va tokie būtent permanentiškai viskas keisės ir panašiai. Tai būtent, vėlgi kaip ir čia, nesodinsim gėlių, nesodinsim ką, bet čia bus, tarkim, augs cukinijos, moliūgai, ta prasme ir panašiai. Idėja pati yra kaip kaimo virtuvės, kaimo namų virtuvės, kur viskas sudėliota, ir būtume tas valgymas prie vieno stalo, ta prasme, tai tokie, kur, žinai, turėdavo kažkas kiekvieną savo vietą ir panašiai. Oi, kiek čia gražių gyvūnų, ką? Čia valgomi visi žvėreliai, ta prasme, ir paukščiai. Visi buvo suvalgyti? Į tokį paprastumą, nes šitos staltiesės yra ne šiaip jos langelės ir panašiai, bet Lione vadinamas toksai yra sistema bušon restoranai, bušon tai būdavo tokie plačiakakliai ąsočiai, kurie būdavo ir kamštis bušon, kaip pakelės užrėkia toks paprastas maistas, kuris buvo naminis maistas, paprastas vynas ir be didelių pretenzijų į kažkokį tai aukštąją madą, Mišelino žvaigždės ir panašiai. Tai yra tiesiog natūralus, šviežias, geras maistas. Geriausias restoranas El Bulli, kur yra. Tas Ferrano Adrià pasakė, uždaro savo restoraną, nors jis buvo 3 metus ar 4 metus iš eilės pats pirmas. Sako, aš jau pasakiau savo
žinutę pasauliu, ką aš norėjau pasakyti, aš pasiekiau tą, ką noriu, dabar aš užsidarau, galvosiu ir nežinau, ką aš padarysiu. Ar aš darysiu vienos vietos restoraną, reiškia, ar aš darysiu 1000 vietų restoraną. Tai va, taip kad... El Bulli vis tiek buvo tokie, iš principo, kulinariniai eksperimentai, tai buvo tokia laboratorija. Bet žinokit, tai laboratorija, nes jis daugiausiai buvo išpiarintas ir jis daugiausiai skelbėsi, bet jie buvo tas pats Fedakas restoranas, kuris yra šalia Vindzoro rūmų, ten už Londono ir El Bulli. Jie buvo to pačio skrydžio paukščiai, jie darė tą patį, ta prasme. Tik vienas sugebėjo galbūt skaniau save parduoti, kitas buvo santūresnis šitą, nes buvo ir vienam ir kitam restorane, ir Fedak, ir El Bulli. Sunku juos lyginti, nes visų pirma, El Bulli tai yra romantika, tai vis tiek tai yra pajūrys, tai yra, reiškiasi, kaimų ten gal ne visai pavadinsi, nes tai yra tiesiog ant jūros kranto stovi namelis su savo sodu, su viskotu, kur tu gali išėjęs iš restorano, nueiti į pajūrį, pamirkt kojas ir dabar ger savo šampaną, ta prasme, iškasi. Ten buvo daugiau romantikos. Fedakas tai yra grinai mažam miestelis, kaip kažkokių tų gnomų miestelį, iškasi, kur praeinant pro lubas pro duris reikia pasilenkti, iškasi, papuolį į visiškai elementorišką aplinką, bet tuo pačiu tu papuolį, iškasi, į maisto šventę. Tai va. Ir būtent tam kontekste labai įdomus toks potyris yra, buvau prieš mėnesį ir kažkada čia buvom, reiškiasi, Kopenhagoje, Noma restoranas. Jo, jis dabar kažkaip labai garsėjantis. 2 metus iš eilės jis ant Pelegrino tampa, reiškiasi, 1. vietą. Ir va čia labai įdomus yra dalykas. Ta prasme, va čia galbūt yra nauja ta kryptis ir dėl ko jie visi žavisi ir dėl ko jis tampa 2 metus geriausias, nes tai yra tam tikra, kaip pasakyti, kaip jie patys įvardina, reiškia, šiaurės skonis, reiškia, arba varkim savimonė, reiškia, tam tikra pagarba savo. Bet ką jūs ten valgėte? Aš į tą bandau ir prieiti. Reiškia, esmė yra, kad pradedant tą temą, reikia, kad paimkim ten 50 geriausių ir panašiai, ir jeigu mes pažiūrėsim į valgiaraščius, produktai yra daugiau mažiau visi tie patys. Ypatingai, kuo daugiau žvaigždžių, to produktai vienodėja, prasme. Ančių kepenėlės, triufeliai, imami labai brangus, labai kokybiški, labai geri produktai ir iš tų produktų daromas tikrai kuriamas menas. Nes šiaip, bet kuris iš tų produktų yra skanus šiaip iš savęs. Tai jau sugadinti sunku, kaip aš sakau. Bet iš jų dar padaro meną, padaro, reiškia, tūrius, padaro, reiškia, skulptūras, padaro, reiškia, aukštąją madą, haute couture. Noma nuėjo kitų kelių. Jie daro tą patį haute couture, bet jie daro iš visiškai elementarių, netgi galbūt kažkuria prasme vulgarių produktų. Mes turim savo skonį, jie pareiškia. Ir mums nereikia produktų iš Prancūzijos, mums nereikia produktų iš Ispanijos, mums nereikia produktų iš Kinijos, Japonijos ar iš kažkur, mes turim patys visą, ką turim. Viskas tvarkoja, labai gražu, bet kai tau duoda ragauti, ta prasme, kerpės, kurias valgo šiaurės elniai. Jie sako, šiaurės elniai jas valgo, jos turėtų būti valgomas, reiškia, ragaukim. Viskas tvarkoja, ta prasme, reiškia, idėja labai graži, reiškia, ar ne? Arba, kaip sako, va dabar yra porų metas, ta prasme, reiškia. Ir tau duoda porą, kurio galiukas yra apkepintas ir 10 cm yra pagarintas, reiškia, ir tu atneša tau porus ant lėkštės ir tu kandi iš viso poro. Tvarkoja, graži idėja, labai smagu, pagarba vietiniam produktui, bet tai yra poras. Taip, paskui tau atneša vazonėlį ridikėlių, kurie yra susodinti į žemę. Su lapai, su viskuo, kaip augantys vazonėlį ridikėliai. Ta prasme, aišku, ten žemės, ne žemės, ten juoda druska, ta prasme, smėlis, nesmėlis, ten yra kažkoks sūrio kremas, bet tu ištrauki ridikėlį ir tu atsikandi tą ridikėlį nuo to lapo, vat, kaip iš daržo, ta prasme, reiškia, ir viskas kaip ir labai gražu, ar ne? Bet ar visada tai yra teisingas? Ir jau labiau, kad tai nekainuoja ridikėlio kaina, nekainuoja poro kaina, reiškia, tu sumoki kainą. Gerai, kiek jūs sumokėjote už pietus? Kaip aš sakau, reiškia, yra tokie dalykai. Jeigu tu atsimeni, ką valgiai, o neatsimeni, kiek sumokėjai, tai yra susitvarkoja. Jeigu tu atsimeni, kiek sumokėjai, neatsimeni, ką valgiai,
tai reiškia, yra šūdo gabalas, ne restoranas, suprantate, reiškia. Tai yra, buvo ir tokių situacijų. Šitoje vietoje aš gal daugiau atsiminsiu, tą įspūdį, kuriuo aš ir dabar negalėčiau sakyti, ar tai yra gerai ar blogai.